saugumas tikrinamas prieš kiekvieną reisą. Tuo metu savo psichiką tik vieną kartą gyvenime privalomai pasitikrinantiems Europos lėktuvų pilotams reikalavimas tikrinti blaivumą negalioja nuo 95-ųjų. Jis atsako už save, nieks jo netikrina. Ojei, kokia spalva graži. Eina sau. Žiūrėk, anda jisai. Tai vargšiuks, taigi paleisim tave. Norim parodyti žmonėm, kokius čia gražuolių turim mes. Vajei, koks tu gražus. Vajei. Tačiau išgerti linkę ne tik trąšų barstytojai. Pernai rudenį girtas pilotas buvo sulaikytas Didžiojoje Britanijoje. Čia koks gražus. Pirmą kartą rimtai tokį matau. Skrydį pastebėjo keleiviai. Visa laimė, kad sudužo tik piloto Tik neperspausk jo. Tai tavo gyvenimo, sakysim, lemtis yra. Jeigu tarp... Uodegos negali imtis, tuoj nutrūksta. Tavo karjera padarė šmūrą visam gyvenimui. Dar vienas skrydžių saugumo problema – pilotų bandymai slėpti sveikatos. Bet tai čia stebuklas, kad tu jį pagavai tokį, čia neįmanoma tiesiog jų pagauti. Tai kur, kai sakau, padusau, panašiai pačiupau. Pažiūrėk, kokias kojas. Oi, kokis bambas. Kur tavo triusikai? Skraido daug, tai yra nuolatinė įtampa, poilsio jam būna nedaug ir tas iš tikrųjų kaupėsi visą laiką. Jau dešimtmetį kuriami automobiliai gebantys prieš kliūtį patys nuspausti stabdžius. Deja, technologijos, kuri sutramdytų protą netekusį pilotą ir taip išgelbėtų šimtus gyvybių, nėra ir vargu ar kada bus. Žmogus yra paskutinė instancija. Jeigu automatika... Nebemoku filmuoti gražiai. Vyrauja nuomonė, jog pigių skrydžių bendrovėms taikomi neaukšti, neretai chaotiški keleivių aptarnavimo standartai. Ar tokie pat standartai taikomi ir jų Pilviuką da parodyk jo biškį. Specialistai tikina, jog piloto kvalifikacija nuo bendrovės nepriklauso. Nieko nesiskelbia bendrų reikalavimų, kaip yra griežtesni. Ojei, koks aitos Jeigu tau. skrydžio metu pastebėjote keistai besielgiančią įgulą, jūsų Tai gyvybė spalvyti graži. likimo ir įgulos rankose. Taip, tai buvo signalas greičio praradimo. Vis dėlto civilinės aviacijos administracijos